Labas rytas visiems. Malonu matyti tiek daug svečių ar mokinių. Kur mes vaikai šiandien atvykom? Į Vytauto Valiušio keramikos muziejų. Taip, o kas mes tokie, norėjau pasakyti? Kur mes atvykom? Mes atvykome iš Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos 3 A klasės. Ačiū. O gal pasisakys, iš kur svečiai atvyko? Trumpai, greitai. Svečiai čia atvyko iš Kaišiadorių savivaldybės. Tai yra visų mūsų rajono mokyklų vadovai. Tai yra direktoriai, gimnazijų, pagrindinių mokyklų, pedagoginės psichologinės tarnybos, kūno kultūros ir sporto centro bei meno mokyklos. Ačiū, labai smagu. Tai šiandien vaikai jums vyks neeilinės pamokos, veiklos. O kokia tema tų veiklų? Tema slypi šioje skrinelėje. Paspėliokit, dabar pamastykit. Kas čia gali būti? Na, drąsiau. Molio dirbiniai. Molio dirbiniai, teisingai. O dabar dar paspėliokit, o kokie? Tam maži ąsočiai. Maži ąsočiai tau atrodo. Mažos likusios šukės. Šukės gali būti net likusios. Taip? Dar kas čia galėtų būti? Moliniai indai. Moliniai indai. Taip, teisingai. Na, pažiūrėkim, ar čia jūs atspėjote? Taip, kas tai? Ar čia ąsotis, sako kai kas ąsotis? Ar čia ąsotis? O ką turi ąsotis? Kodėl čia ne ąsotis? Turi ąsą, taip. Tai kas čia toks? Koks dirbinys? Koks tai dirbinys? Gal žvaigždė. Gal žvakydė, gal vaza. Taip, nugreit, va, aš perleisiu, pasižiūrėkit, kaip atliktas tas dirbinys. Kokia technika? Nužiestas, teisingai. Taip, nužiestas. Dar vienas darbelis. Kas čia? Skulptūrė. Skulptūrėlė. Suvenyras. Žvakydė, taip, teisingai, kokia labai žaisminga labai. Kaip jums atrodo, vaikai, kas tuos darbelius padarė? Gal Vytautas Valiušis padarė, nu šįkart ne jis padarė. Taip, čia yra vaikų darbai. Tai yra mano buvusių mokinių, kurie dabar yra jau studentai, dideli darbai. Ir aš juos saugau. Ir štai atvežiau šiandien parodyti ir jums, ką galima padaryti iš molio. Tai kaip vadinasi tas žmogus, kuris gamina kažką iš molio? Keramikas. Keramikas. Dar kaip vadinasi? Puodžius vadinasi. Taip, teisingai. Tai jeigu va tokius dirbinius žmogus daro, žiedžia, kaip jūs sakot, tai jis vadinasi puodžius. Tai šios pamokos tema mūsų ir yra, šių veiklų tema. Amatai, puodininkystė. Viskas, kas yra iš molio. Jūs turėjote namų darbus, pasiruošėte, pasiskaitėte ir kažką sužinojote apie molį. Ar praturtėjote savo žiniomis? Kiek anksčiau žinojote apie molį? Kas tai? Kol dar nebuvo skaitę, ieškoję. Tai tik plastelino gabalas. Kaip plastelino gabalas, taip? Tai dabar greitai nuo Ernestos pradedam ir labai trumpai, po vieną sakinį, patys svarbiausia. Na, kas jau labai daug rado žinių, tai 2 sakinius. Ir greitai pasidalinkim savo mintimis. Ką jūs sužinojote apie molį? Molis yra labai pigi. Molis yra labai Pasižiūrėk, pasiskaityk, jeigu... Molis yra labai paplitęs žemės paviršiuje. Žemės paviršiuje paplitęs, o kaip tu supranti?
Tai, kad jisai labai aukštai yra. Virš žemės, nereikia kasti, taip būna. Gali susirasti ir pati, ar esi radusi kažką lipdžius? Taip, mes draugį radom darželį, tai ir pasiėmėm, tai ir lipdė. Ačiū, toliau, nojus. Žemėje daugiausia yra telkamas rudasis ir rausvasis molis. Tai tokį ir matom dažniausiai, taip? Kuo sunkesnis susirgimas, tuo dažniau reikia naudoti molį. Reiškia, molis dar kur naudojamas. Taip, ne tik indus galima gaminti ir suvenyrus. Kada yra ir 5 rūšys molio. Nu, kokią tu atsimeni rūšį? Rūda. Rūdą Ir atsimeni. Ir geltoną. Ar dažniausiai esi tokį matęs, taip? Molis būna skirtingų spalvų. Tai raudonmolis ir baltmolis. Ar esi mačius baltą molį? Ne. Nesi mačius. Iš molio gaminami indai, menagirdiai ir įvairios kitos priemonės. Molio kartais dar reikia plytom ir popieriui. Taip. Kadangi moliai yra daug lakų medžių, molis naudojamas medicinai ir kitų. O kur kosmetikoje naudojamas? Čia tai bent atrodo molis, tai kaip ir nešvaru. Aš teisingai nežinau, bet kosmetikoje tai visose vaistų akius, bet Kaukės tokias ant veido, taip dedama. aš sužinojau, kad molis yra geriamas. Prašiau gal įsigę. Irgi gydymo tikslais, taip? Molis gali būti vadinamas gydomuoju moliu, jeigu jisai yra veiksmingas ir naudojamas gydymo tikslams. Molis sugeria vandenį ir dujas, todėl būdamas drėgnas turi specifinį kvapą. Aš sužinojau, kad raudonasis molis glūdi 10-15 metrų gylyje. Tai gilėtnė? Gilėtnė. Kai molis būna sausas, jis sutrupa, o kai būna šlapias, pasidaro šlapia masė. Molis nevadinamas kaip balti, raudu, žali, jie vadinasi baltas modelinis, rūdas tai molis. Taip, man tas kaip įdomu. Neturtingi valstiečiai senovėje darydavo iš molio grindis, jos vadindavosi pakta asla. Ar kas matė šiais laikais aslą nors? Matė, trylė tam tas los. Gerai. Nuo šalčio ir atodrėkio molis sutrupėja. Sausas molis įgyja net iki 70 žmonės, tai padidėja jo turis. Ir turis padidėja. Nu, pasunkėja, taip? Molis naudojamas cemento gamybai. Statybinės medžiagas. Puodžiai iš molio žiedžia ąsočius, žmogenius, galvus. Įvairius indus, taip žiedžia. Daugiausiai naudojama molio yra gilės prie ledinių ežerų. Kad iš molio galima padaryti daug namą, pamato statyti. Anksčiau net tokios buvo perikios krūtinės iš molio, vateliai. O dabar ką gamina dar iš molio? Dirbinas. Dirbinės. Aš sužinojau, kad iš molio statomi namai ir visokiausiai indai. Ir indai gamina. Kuo geriau molis yra, tuo jisai yra vertingesnis. Moliu galima gydytis, tai puiki priemonė gydyti odos ligas. Aš išmokau tą patį, ką ir Gabija. Bet noriu pradėti istoriją, kad molis kosmetikoje dar naudojamas kaip purvo vanė. Gal kaip purvo vanė sanatorijose, taip? Gerai, kai jūs sveiki nesergat, tai nežinot tokių procedūrų. Kad molį žmonės naudoja kaip lipdymo priemonę ir seniau dar statydavo namus. Taip. Aš atsimenu, žmonės senais laikais molis lipdavo namus. Lipdydavo namus. Gerai, ačiū, Augustai. Taip, tai vat jūs tiek pasisėmėt tokių teorinių žinių, pasiskaitėt, nupiešėt, nufotografavot, parašėt, atspausdinot. O šiandien įvairiose veiklose, kurios bus net 4 veiklos, jūs bandysite prakalbinti molį. Dabar, kad mūsų veiklos būtų sėkmingos,
viena mokytoja tikrai negebėtų jūsų išmokyti visko ir padėti jums. Tai šiandien veiklos dienoje mums padės talkininkaus gerbiamas Vytautas Valiušis. Nėra salėje. Ruošiasi jau pamokai. Taip, gerbiama mokytoja Vanda Valiušienė ir mūsų tiesioginė pagalbininkė mokytoja Birutė Pakšienė iš Krašuonos progimnazijos, kuri organizuos jums muzikinę veiklą. Ir mokytoja pagalbininkė mūsų mokyklos Vanda Puškinienė, kuri padės mokytojai Vandai Valiušienei kartu su jumis lipdyti. O aš organizuosiu lietuvių kalbos veiklą. Dabar kągi mes šiandien veiksim, kokie mūsų veiklos uždaviniai, turim žinoti, ką veiksim ir ką jūs turėsite atlikti. Tai prasiskiriam ir dvi dabar tokias eilės ir paskaitom šių veiklų uždavinį. Kur stovėti, pasisukit, va, viskas. Pasisukit. Mokymosi uždaviniai šios dienos. Naudodamiesi žiedimo ratu, savarankiškai arba su meistro uodžiaus pagalba nužiesite molinį dirbinį. Iš molio gumulėlio savarankiškai nulipdysite kažkokį iš molio dirbinį. Naudodamiesi mediniais šaukštais, molinėmis puodynėmis pagal mokytojos pateiktas užduotis, atliksite 1, 2 arba 1, 2 arba 3 muzikinius ritminius pratimus. Bendradarbiaudami grupėje atliksite kūrybinę užduotį ir ją pristatysite kitiems. O kokia tai bus užduotis, sužinosite, kai ateisite į tą veiklą. Ir baigiantis visoms veikloms, naudodamiesi šviesoforo spalvomis, įsivertinsite savo atliktus darbus. Ar aiški veikla? Dabar, kadangi bus 4 veiklos, tai dirbsim 4 grupėmis. Jau mes pasiskirstėm, užsisegėt vardus pagal spalvas ir pradėsime šios dienos veiklą. Pirmoji grupė, rožinė, keliauja su mokytoja Birutė į muzikinę veiklą. Čia dar ant kėdės, va čia sudėkit vaikai ant vienos kėdės. Antroji grupė, mėlynieji, keliauja žiesti, Vytautą Valiušį. Trečioji, geltonoji grupė, eina lipdyti. Ir 4 grupė lieka su manimis keliausiai lietuvių kalbos veiklą. Tai dar kartą sveiki vaikai, sveiki svečiai. Mes esame Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, edukacinėje klasėje ir pravesime muzikinę veiklą. Taip, pasižiūrime, ką mes šiandien veiksime, ką jūs atliksite. Na, perskaitom taip iš eilės, mes ten turime uždavinius pasirašę. Išgirsite, kaip skamba tušti puodai, grosite grupėje ir po vieną atliksite 1, 2 ar 3 bandymus, kursite, improvizuosite, įsivertinsite savo draugų muzikantų. Tai daug darbų, taip? Tai pradedam, gerai? Patogiai atsisėdam dar kartą, pasiemam po puodynę ir šaukštą, įsitraukiam prie savęs ir pamėginam dabar. Pasižiūrėkime, kaip skamba mūsų tušti puodai ir pradedam. Pažiūrėkime, susipažinkime su puodo skambesiu.
Taip, tavo, kaip skamba. O, kaip Elžbieta gerai. Jau žiūrėkit, gal mes ir atskirsime veiklos pabaigoje ir savo puodinių skambės ir užsimerkę. Dabar gerai, pamėginame dar kartą. Įvertinkime, koks to garso yra skambesys. Aukštas, žemas, taip, storas, plonas. Taip, pamėginkime. Dabar vis po vieną. Pabelsk ir pasakyk, kaip tau atrodo. Storas. Storas. Aukštas. Aukštas. Žemas. Skardus, duslus, gali sakyti. Taip? Prašau. Plonas. Plonas. Stiprus, skardus. Taip pat stiprus. Plonas. Plonas. Mano tai skambus, ilgų garsų kažkaip tai aidintis garsas, taip? Na, labai gerai pavadinėti. Tai va, susipažinom. Dabar vaikai, pamėginame iškloti savo vardą. Išklosime paprasčiausiai su 3 elementais. Savim gali panaudoti grindim ir puodinę. Pavyzdžiui, Birutė. Aš esu Birutė, taip? Jūs pagalvokit, kaip sumušit ir prašau, po vieną. Pagalvokit ir po vieną pradėsime nuo arijos. Puiku. Kiti nebelskim. Gerai? Išėjai. Puiku. Ne, savo vardą. Labai gerai. Fausta. Antrą kartą pamėginsime kitokį ritmą išmušti, drąsiau, gerai, vaikai, drąsiau, gerai. Ir ritmiškai galite su ketvirtinės ar ten aštuntinės, dar kartą sakau, vaikai, jeigu yra jūsų vardas dviskiemenis, 2 kartus sumašom, 3 skiemenis, 3 kartus, o 4 skiemenių 4. Jūs taip ir gerai atliko. Gerai, žiūrim. Dabar vėl nuo manęs, gerai? Jau dabar tylu. Birutė. Emilija. Kaip ir vienas garselis pabėgo. O, atėjo. Taip? Puiku. Kita užduotis. Bus aidas. Aš sugroju, jūs pajautė tą pulsaciją, po kiek laiko atkartojate. Taip? Išklausot ir atkartojate. Visi kartu jauskit tą pulsaciją. Gerai? Dabar įsiklausykit, vaikai, neskubėkit, bels gali ilgas būti derinys, gali būti trumpas, taip? Nelieskit. Pasižiūrėkit, vaikai, tokią akcentą dėsim. Dar, žiūrėkit, vaikai.
dar ilgiau dirbti. Puiku, sekanti užduotis. Dabar rotacijai ritminį darinį turime. Taip. Pamėginam. 4/4 metre yra ritmas. Pasakom dabar pavadinimą. Tam, titi, ša, tam. Dar kartą. Tam, titi, ša, tam. Ketvirtinė nata, 2 aštuntinės. Kas čia? Ketvirtinė pauzė. Ketvirtinė vėl nata. Pamėginam visi kartu. 3, 4. Ačiū po vieną. Ša, tam. O dabar padarysim rotaciją, suksime po vieną ketvirtinę natą ratu. Gerai, pamėginam, žiūrėkit dabar kaip bus, sakykime nuo tavęs. Tada bus pirma nata, tau antra ketvirtinė, tau ketvirtinė pauzė, tau ketvirtinė nata. Tau ketvirtinė nata, tau 2 aštuntinės, ketvirtinė pauzė, man nata. Gerai? Ir taip ratu ir paskui pažaisim, didinsim tempą. Dabar lėtai pamėginam. Sekam, tėti tau, ša, tam, puiku, tam, greitinam, tam, gerai, nuo tavęs pradėkim. Ne, nuo tavęs pradėkim, gerai? Bus nesibės pakartojas dar kartą. Nuo tavęs. Tu pats pirmas. Tam. Tu tam. Gerai? Tam. Tam. Supratot. Puiku? Galim pasiploti. O dabar atliksime bandymą. Kadangi mes esame daugelį, 3 vaikai sudėtingesnį bandymą, jūs antrą bandymą ir trečią bandymą persiskaitote, grupėje persiskaitės ir dabar ta grupė, kurie gavo užduotį pyksti su vandeniu, prašau ateiti. Ne, va čia atsiprašau. Ir savo atneša ąsotį. Antra užduotis. Kokį bandymas? Kaip stambu molio gabalas? Ir molio gabalas arba neižiestas. Taip, jums va šitie. Taip, jums užduotis. Išbelsti ir pasakyti, koks garsas, ar skambus, ar duslus, ar tiesiog pasakyti apie garso kokybę. Jūsų, prašau, bandymo užduotis. Skambantį indą įpilkite vandens, pagrokite, įsiklausykite, ką girdite, koks garsas buvo prieš ir dabar su vandeniu. Gerai, teikit prie vandens, darysime bandymą, o jūs su įskilusiais pačiai išvelskit kokį 10-15 ir pasakykite, kad ras įskilęs. Jau dabar žinote, kad tušti puodai garsiai skamba. Taip. Na ir dabar jie vaikai pilsi dar šašame, prieš tai pavelsim vaikai, ar skamba ar ne? Skamba, taip, garsas, taip, pila. Skilės. Ieškokit vaikai, skilės nes. Jūna, kaip veikia?
skambesio. Va, nebėra skambesio. Gerai, pamatykit, kaip papasakosit, labai gerai. Kaip jums sekėsi? Rinkit dabar, rinkit parašyti. Kaip jums sekėsi? Molio kapalo neturite, įsivaizduojate. Taip, kaip jie, koks buvo prieš tai, palyginti. Gerai, jau galima pradėti daryti bandymo išvadas. Va, kiek jūs daug tai rinkot? Aišku, gerai, laikas baigėsi, 2 minutės pasibaigė. Taip, kas pirmieji pradėsit bandymą? Aiškint, prašau, aiškinam. Čia nesigirdi garso, čia skambus garsas. Kaip tau atrodo, kur tas garsas dingo? Kur tas garsas dingo? Kaip kiti manot? Taip, susigėrė į vandenį. Puiku, susigėrė į vandenį. Taip, kokią išvadą galim daryti? Jeigu įpilsime į ąsotį vandens, pieno, taip, giros, tai nebesigirdės skambesio. Ačiū. Supratot visi? Dabar jums užduotis, dar kada galite perskaityti. Pagal skambėjimą susiraskite kiaurus įskausus puodus, ąsočius. Pagrokite, padarykite išvadą. Mes radome įskyrusius ąsočius ir mes todėl nusprendėme, kad jie neskamba. Parodykit, pateiskit. Raskite defektą, gal pažiūrėkit, gal kur nors pakelkit ir bus tas defektas matytis. Kur yra? Parodykit. Vagi, dugnas, vaikai, žiūrėkit, visai be dugno. O tas didysis nėra kur įtrūkęs. Apačioj. Taip, gerai. Ačiū, gerai. Tai kokia išvada? Kad kai kurie ąsočiai įskylę ir negroja, nes yra per daug oro. Taip, jau jie neturi to sandarumo, yra plyšys ir per tą plyšį ir išbėga garsas. Jau nebeturi bendro skambesio. Prašau toliau. Perskaitykit užduotį. Kaip skamba molio gabalas, neišgertas indas. Irgi nieko toks jau. Koks galima pasakyti garsas sklinda. Atrodo taip pat sudužęs į įtrūkęs. Kaip sudužęs, kaip įtrūkęs. Garsas kaip uždužęs. Labai gerai. Girdėjot, ką sakė? Pasakykite. Toks garsas, kaip pasakyti, neįleidinta kaip uždužęs. Atlikom bandymus. O dabar, vaikai, atsakykite į klausimą. Koks muzikos instrumentas kviečia žmonės ir praneša, kad kokia tai naujiena, žinia labai svarbi arba liūdna žinia skelbia tas muzikos instrumentas. Kokią žinią skelbia ir koks tas muzikos instrumentas skelbia tą žinią? Gal linksma žinia puodinės skleidžia ąsočiai. Ąsočiai, tu sakai. Gali būti ir varpai skelbia kalas. Teisingai, varpai bažnyčioje, sakykime, ar varpinėse. Kada skambina varpai? Kai būna prezidento inauguracija, taip, kai būna kas dar? Mišios. Mišios į bažnyčią kviečia, o liūdna žinia? Gal senovė skambina ruoštis karui. Ruoštis karui, priešas puola, kad visi subėgtų į tvirtovės, taip, slėptis, arba kai miršta žmogus. Čia, vaikai, yra vienas nuostabus indas. Vienas nuostabus indas, kuris skamba kaip varpas. Skamba indas, žiūrėkit. Ar man jūs pritarsit, ar nežinau? Pamėginkime visi, kaip varpininkai. Visi kartu palaukit, kai mes ateisim, visi ratu ateiti arčiau. Nuo tavęs pradėsim, gerai?
gerai nuo tavęs. Bet taip, pamėginkit tas puodas, kad nesudužtų mums. Taip lengvai, bet taip ilgą garsą padaryti ranką lengvai. Atideng, kad atšoktų. Atšoktų. Išėlės dabar. Koks kompozitorius groja su varpais ir kūrė muziką varpams? Galgi žinote? Varpininkas jisai vadina. Tai Giedrius Kuprevičius kūrė muziką varpams. Bet varpai turi būti suderinti, kad jie praskambėtų, kad reiškia, užgrotų melodiją. Turi būti varpai suderinti, komplekte būti taip. Ir tas komplektas varpų vadinasi karilijonų. Pasaulyje, vaikai, yra tik 200 karilijonų varpų komplektų. O Lietuvoje 2. Tai Kaune, Karo muziejaus varpinėje ir Klaipėdoje pašto varpinėje. Tai kada būsite Kaune kiekvieną šeštadienį, sekmadienį, Giedrius Kuprevičius stengiasi ten pagroti su varpais įvairias lietuvių liaudies melodijas ir ne vien lietuvių liaudies melodijas. Ačiū, vat varpai. O dabar paskutinė mums jau bus rytmenio užduotis. Kursime ir improvizuosime mūsų šiandieninės temos Tušti puodai garsiai skamba melodiją ir reklamuosime savo puodus. Taip, tušti puodai garsiai skamba. Pamėginam tą sakinį pasakyti. Tušti puodai garsiai skamba. Paimkit savo puodynės į rankas ir pagalvokite, kaip čia. Ar tau yra? Yra? Gerai. Pagalvokite. Atsistojam. Jau pagalvojom. Ir pareklamuosim. Tušti puodai. Taip, aš tik taip pasiūliu. Savo taip. Paslapty laikykit. Galima padainuoti taip. Tušti puodai garsiai skamba. Galite pareklamuoti, išdainuoti. Mano tai mažiausias. Mano tai gražiausias. Galite ir pasakyti, koks tavo ąsotis ar lėkštė ar ką. Pamėginame eiti ratu. 4 ketvirtinių metre žingsniuosime. 1, 2, 3, 4 ir vienas paskui kitą per tam tikrą laiko tarpą. Aš jūs paleisiu ir žingsniuosime ratu. Gerai? Ir tada tas kiekvieno taip ir išgirsime po trupučiuką. Jie pasiruošusi? Pasiruošusi? Pykite. Pamėginti. Eini tiesiai ir reklamuok savo puodą. Tušti puodai garsiai skamba. Tušti puodai garsiai skamba. Ir vis kartokit ir kartokit. Kartokit.
Šaunuoliai, sukūrėt, improvizavot žodžius. Ačiū Jums, labai gerai, džiaugiuosi. Tai va, padėkime. Taigi vaikai, praėjo mūsų veikla labai sklandžiai, džiaugiuosi Jūsų susiklausimu, puikių darbų atlikimu, gerai suprantat muzikos raštą. Sėkmės Jums tuose darbuose. Dabar norėčiau, kad kiekvienas pasakytume, kaip Jums sekėsi, ką naujo sužinojot, o gal ir ne visiškai Jums sekėsi, bet pasistengsite kitą kartą. Tai dabar jau nuo tavęs pradėsim, bet visi pasisakysim. Prašau, taip? Aš sužinojau, kad kai į ąsočius pripili vandens, garsas susigeria. O man pamokoje pavyko puikiai suprasti muzikos raštą. Ačiū, Kotryna. Aš tą patį norėjau pasakyti kaip ir Kotryna. Dar kažką nuo savęs. Tai prie saudantė kažkada dar grįžti. Gerai? Edvinas. Kad tokie puodai neišdegti ir paprasti, neskamba visiškai, tokia niūna. Ir manau, kad man sekėsi puikiai. Ir aš manau. Sužinojau, kad tokie kiti, kad kitas skiriasi ir negroja. Taip. Kas tau sekėsi? O kokiam gal draugui geriau sekėsi? Gal tu pajutai, kad va, draugas labai kam geriausiai sekėsi, geriau negu tau? Negali pasakyti? Ne? O kas nesisekė? Viskas sekėsi? Gal viskas? Labai gerai. Nu, Saulute, grįžtam prie tavęs. Kai pripilat į ąsotį vandens, tada garsas įsigeria į vandenį. Kas tau sekėsi geriausiai? Tikrinti, kurie skamba. Patiko. Nu, man kaip šaunu, kaip sugalvojai, ne tiek tai, kaip Kotryna sakė, ir savo sugalvojai. Sužinau, kad va tokie puodai skamba kaip varpai. Tai. Vytauto Valiušio žiesti indai gali skambėti kaip varpai, taip? Juk pasižiūrėkite, vaikai, apverskim. Ar nepanašu į varpą? Tikrai panašu. Tai dar tik tais būna kas čia? Virvutė ir burbuliukas, taip? Svirtis tokia, kuri muša į vieną pusę, paskui į kitą. Nu, taip, labai gerai, va. O čia tinka šitas indas, kaip mes žiūrėjome. Labai gražiai skamba. Kas tau dar patiko, Natalija? Kas sunkiau buvo atlikti? Pakankamai sunku buvo. Tai buvo išsigandęs, galvoju, kad neišgirsiu, o paskui apsidžiaugiai. Kai radai įskilusi, taip? Ačiū. Aš žinau, kai būna sutrūkę arba dūnas būna sudužęs, nebeskamba. Išeina garsas. Taip. Tokios savybės aš. Taip. O kas dar patiko? Dar patiko man, kaip šitas, bliūdas, taip kaip bažnyčia varpai skambėjo. Tai patiko. Taip. Ačiū. Aš sužinojau, kad kai būna įtrūkęs ąsotis ar bliūdas, tada jis neskamba. Man patiko dainuoti. Reklamas. Taip. Skelbti reklamą, jei patiko. Manau, jums visiems taip gerai sekėsi. Na, o dabar, matote, aš turiu prisiminimui tokį asotėlį nupiešus, tokį lapelį. Norėčiau nupiešti, norėčiau, kad jūs nupieštumėt savo nuotaiką
kurioje buvote šioje veikloje. Tiesiog žmogaus ir parašykit savo vardą, aš prisiminsiu, man bus labai smagu prisiminti jūs ir jūsų veidelį, jūsų nuotaiką šioje pamokoje. Priklijuokite, čia gal tilps aplinkui taip pat. Gali ir šypsenėlė. Galit užrašyti. Ar jau užrašyk savo vardą? Čia parašyk vardą, aš taip kitaip užklijuoju. Pasižiūrim. Oi, kaip jūs puikus kokie dailininkai ir jūsų nuotaika puikiai. Aš džiaugiuosi, ačiū vaikai už muzikinę veiklą. Šiandien jūsų laukia dar kitos veiklos. Tai pamokėlę baigėme studiją iki palikite pagalvėlės, nes manau, kad kiti dar neturi. Gerai, iki. Kodėl norėsiu jūs? Taip, atvykote į kūrybinę menę. Dabar jums kūrybinė veikla, kaip lietuvių kalbos pamoka. O kokia tema šitos veiklos sužinosite išsprendę kryžiažodį, visą grupę. Ir iš atsakymų pirmųjų raidžių turėsite dar sudėti žodį. Sudėtinga užduotis. Ne tik išspręsti, bet ir sudėti žodį. Paskaitykit, pasižiūrėkit, pasitarkit. Sustokit, galit čia sugrūti, vaikai čia buvo sugulę, arba čia apstoja aplinkui, taip neišsėdėsit visą laiką. Arba vienas skaito garsiai, tada klauso kiti ir sako savo pasiūlymus.
sekasi? Kieno paskanavimas? Aš parašys spaustą, nuvesiu, kad nebesusimaišytų grupės. Paskui bus vieną veiklą. Ant stalo viską. Gerai, ne. Ai, galai, zadėmą. Mano kiauras mokytojai mano čia kiauras blogai. Taigi būna pulsą iškiauti. Kas 10 pagal sąrašą? Aistės grupė. Rikiuojasi ten už stalo. Greitai Aistės grupė visa. Kuri tau stovyti? Geltonieji. Va ten už stalo stojam. Kad ir darbeliai matytus yra čia. Ir tie uždaviniai gal tegu matosi va čia. Geriau lyg sienos. Dėmesio, vykdėt 4 veiklas. Taip, 2 veiklos yra dėžėse. 3 veikla kūrybinė, kurią dabar pristatys kiekvieną grupę, o kiti pasiruošę šviesoforo spalvytės, įvertins ir trumpai pakomentuos. Prašau. Mes sukūrėme pasaką. Molinukų naktis. Seniai viename kaimelėje buvo molinukų muziejus. Kiekvieną joninių naktį ten molinukai atgydavo ir kalbėdavosi. Ir kaip tyčia, joninių naktis atėjo. Naktį vienas molinukas atgijo. O, mūsų naktis atėjo, sako švilpukas. Ant stalo padėtas bliūdas atsiliepė. Taip, atėjo joninių naktis, bet turime greičiau viską apžiūrėti, kad nesibaigtų ši naktis. Švilpukas su bliūdu nuėjo į kitą kambarį, nes jie niekada nematė ąsočių. Ir sako, labas sesutėliai, na, kągi jūs veikėte? Na, į mūsų vandenį viską pila ir iš mūsų geria. Ąsotis vienas klausė, bliūdo ir švilpuko, kodėl jūs be ąsų? Tai todėl, kad aš švilpukas, jeigu pašvilptų vėjas ir aš gročiau, o aš bliūdas. Mane maitina skania mano košė ir iš manęs valgo. Taigi išaušo rytas. Bliūdas ir švilpukas atėjo į savo vietą ir pasivertė, kuo esą. Ačiū. Vertinat kitos grupės. Be priekaištų. Aš pritariu, džiaugiuosi. Šaunuoliai. Dabar trumpai labai pasisakote, kas jums labiausiai pavyko šiandien, kaip jums atrodo. Greit visi po vieną sakinuką iš eilės. Ar įdomiausia, kas buvo? Įdomiausia dialogą galvoti. Dialogą galvoti tau labai patiko. Man įdomiausia buvo suraminti atskirti ąsotį, kuris yra suskylęs. Muzikiniai veikloj, taip? Įdomiausia buvo žiesti. Man irgi buvo įdomiausia žiesti. Man labai patiko muzikuoti. Tai man buvo labai Įdomu muzikinėje veikloje. Ačiū šaunuoliai. Sėdam. Kita grupė. Kelintas mėnuo? Kas 5-9? Sąraše. Mingailės grupė. Žaliukai. Kur jūsų ąsotėliai? Kurie skaitė? Darbelį. Kur darbelį? Mes kūrėme mįslę ir sakė, aš paskaitysiu mįslę. Kas nei žemė, nei akmuo. Būna ir 5 spalvų. Kas? Elnias. Molis. Taip.
Sakmė. Prieš kelis tūkstančius metų vienas žmogus atrado molį. Jis paėmė molį į rankas, tada lipdė, jį nežinodamas, ką daro. Ir jisai pagamino bliūdą. Ir taip ir atsirado moliniai indai. Viskas jūsų. Taip. Ačiū, vertinam jų kūrybinius darbus. Neturit priekaištų, viskas gerai. Teisingai, ačiū. Pasisako trumpai po sakinį, kas labiausiai pavyko, patiko, įdomu, suintrigavo, nauja. Man labai patiko žiesti ir lipdyti. Man labai patiko muzikinė veikla, nes kai atlikom tas užduotis, kai reikėjo vandens mum įpilti, tai labai man patiko garsą pasižiūrėti. Man labai patiko žiesti ir muzikuoti. Man labiausiai patiko liūdėti. Man labiausiai patiko žiesti. Man labiausiai patiko muzikuoti. Ačiū. Sekanti grupė. Va čia mingailė priklijuojam. Aš galiu savį. Tai kelintas mokslo metų mėnuo dabar? Mokslo metų mėnuo kelintas? Trečias mėnuo kitaip? Devintas, teisingai. Kas devintas pagal sąrašą? Emilija, Emilijos grupė, rožiniai. Mes sukūrėme mįsles 4 ir pasaką. Ir norėtume paskaityti pirmą pasaką. Molinukai. Vieną kartą gyveno kaime pavadinimo Aukštadvaris. Bernelis vardu Jonelis, kuris turėjo daug molinių ąsočių, bet vieną dieną buvo atkeliavę turistų pasigrožėti ąsočių. Eidamas turistas užkliuvo už ąsočio ir jį sudaužė. O tas sudaužytas ąsotis buvo pats vertingiausias ąsotis, nes jame gyveno stebuklinga dvasia. Tai sužinojęs bernelis, Jonelis, taip užrėkė, kad ta dvasia išskrido ir nuo tol Jonelis bernelis saugojo savo medinukus. Dabar norime paskaityti mįsles. Pirma mįslė. Skamba kaip varpas kas? Ąsotis. Bliūdas. Ąsotis. Bliūdas. Tokia lėkštė, taip buvo muzikinėje veikloje. Stovi paukštelis, kaip papati čiulba. Kas? Marija. Širpynė. Taip. Marija. Būna prie kryžiaus prikaltas kas? Viktorija. Kaip neišgirdo? Dievas. Ne. Dievas skulptūrėlė? Jėzus. Jėzus. Nu tai Dievas ir Jėzus. Tai tas pats yra. Taip? Sukasi visą laiką. Kas? Aist. Žemė? Ne. Gedvilė. Žaidimo ratas? Ne. Dorodė. Ne. Aš irgi galvau, kad žaidimo ratas. Laikrodis. Taip. Matėm laikrodį. Matėt, teisingai. Pasisakot greitai, kas labiausiai patiko. Man labiausiai patiko Kas pavyko? muzikinė trunka, pavyko Irgi muzikuot pavyko. Man patiko taip pat muzikos pamoka ir man patiko sukurti, padėti kitiem molinukų pasaką. Man patiko žiesti ir man dar patiko kurti mįsles. Man patiko kurti mįsles ir patiko muzikuoti. Man patiko lipdyti ir žiesti. Man patiko žiesti ir kurti mįsles. Man patiko žiesti, lipdyti, muzikuoti. Vienu žodžiu viskas. Ačiū, Pijau. Labai esi nuoširdus vaikas. Džiaugiuosi tavo pasiekimais. Ačiū. Ir liko viena grupė. Už
dėmesio. Dar ne, žiūrovai nepasiruošę klausyti. Jau pasiruošėt, Nurima? Ačiū, prašau, pristatot savo kūrybinius darbus. Mes kurim dar viską. Atsiprašau, Gabytė dar nebaigė Karolis Ernestą. Koks tavo molis? Išdegtas mano molis. O koks tavo molis? Išdegtas rudas. Ir tik tai rudas. Ir aš noriu dar pasakyti tokią, Pagalvok, Gabytė, dabar kalbės, kol tu prisiminsi. Ačiū. Mes sukūrėme anekdotą. Asakis kalbasi su puoda. O tu, kai eisi degintis, užsidėsi maudimuką. O iš vidaus ar iš išorės? Ačiū. Ernesta prisiminė, ką norėjo pasakyti. Visi po sakinį greitai pasisako. Man labiausiai patiko pamoka buvo kaip lipdyti. Man labiausiai patiko žiesti. Man labiausiai patiko muzikuoti, o pavyko labiausiai lipdyti. Man labiausiai patiko lipdyti. Man labiausiai patiko muzikuoti. Man patiko viskas. Man patiko kaip darbas viskas. Ačiū, šaunuoliai. Dabar pasiruoškit savo spalvytės ir užklijuosit ant ąsočio tokią pat tvarką grupėm. Įsivertinsit savo visos dienos veiklą. Pirma grupė, kuri skaitė, ateina. Krito keturi, krito. Na štai, ant ąsočio matosi kelių spalvų, reiškia vieniem labiau pavyko, kitiem kažkas dar nepavyko. Tai yra natūralu, ne visų gebėjimai vienodi, taip? Tačiau mokytis ir tobulėti dar yra daug jums laiko. Jūs kalbėjot, aš kalbėjau, dabar pakviečiu mokytoją Birutę pakalbėti, įvertinti, kaip sekėsi jums muzikuoti, niekas nematėm, negirdėjom, girdėjom tik tai tiesą garsus. Mėly vaikai, mano rankose jūsų pamokos įsivertinimo veiklai. Ir aš žiūrėdama į juos matau, su kokia nuotaika jūs dirbote ir buvote muzikinėje veikloje. Man džiugu, kad nei vieno veidelio nėra liūdno, surūgusio arba verkiančio. Noriu jūs, vaikai, pasveikinti su puikia veikla. Jūs muzikinėje veikloje parodėte, kad esate kūrybingi, muzikalūs, išraiškingi, meniški ir linksmi vaikai. Aš to labai džiaugiuosi ir džiaugiuosi mokytojas Angelės vaikais ir man puiku dalyvauti šitame nuostabiame projekte. Ką aš jums palinkėsiu, vaikai, kad ir toliau jūs mylėtumėte muziką, kad lankytumėte muzikos mokyklą, domėtumėtės muzikos raštu. Sėkmės jums, vaikai. Ačiū. Ačiū labai mokytojai, tikrai buvo labai įdomi muzikinė veikla, įvairia pusė, visai visiems daugams buvo viskas nauja, nepatirta ir aš klausau jūsų įsivertinimo ir džiaugiausi, kad daugam patiko ši veikla. Tikrai labai smagu. Ir aš noriu vaikai pasidžiaugti šios dienos veikla, jūs buvote labai draugiški. Parodėte, kaip mokate bendradarbiauti, padėti vienas kitam, patarti, išklausyti, buvote kantrus, tolerantiški, tikrai kantrus, visa ilga diena, jau nuo ryto. Ir parodėte puikius darbo rezultatus šios veiklos. Labai gražiai įvertinote savo darbą, savo draugų darbą.
Tai yra labai džiugu, šaunuoliai, puikiai padirbėjote. Ačiū visiems. Veikla baigta.